dieną tai tikrai ir testai, ir visi ultragarsiai patvirtino, kad jau turėsim vaiką, tai tikrai buvo šventė ir galvojau, kad čia vyrai įdomiau pranešti. Tai tikrai visi džiaugiamės ir po to ne tik ir mes, bet ir visa šeima, draugai, visi artimieji. Tai buvo didelis palaikymas iš visų. Ir mes brandinom mintį, kad turėsim vieną žmogutį šeimoje. Jau akis tavo plačiai atsimerkusios, nu tai labai gerai. Tai gal sunkiausia buvo pats laukimas, nes kai tu lauki kiekvieną dieną ir visi laukia aplinkui, tai tiesiog nekantru, klausi savęs, ir kada čia viskas prasidės, lauki to pasimatymo, susitikimo ir galvoji, kadagi greičiau bus tas gimtadienis. Kiekvienos moters gimdymas yra skirtingas. Nuo tom įdomi akušerija, kad čia nėra vienodų atvejų. Kiekvienas sykis susiduri su moterim, su šeima ir susiduri su jos istorija. Moteris labai atvira, labai jautri ir visa tai, kas įvyksta, prisimena, paklauskite bet kurios moters apie jos gimdymą, ar buvo prieš 20 ar prieš 30 metų, gali pasakyti, ar saulė švietė, ar lietus lyjo, kokia buvo valanda, kaip kas įvyko, kas atsitiko, kas pasitiko. Net ir labai gerai pasiruošus, ir fiziškai, ir emociškai, ir turint labai gerą nuomonę apie save, ir tarsi pasitikėjimą, nes man viskas gyvenime sekėsi. Gimdymas gali būti tas iššūkis, kuris neleis visko pasiekti to aukštų lūkesčių 100%. Ir tada, kaip tu priemi tą situaciją, svarbus vyras santykėje su moterimi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu moteris jaučiasi saugi, o saugumą tokiu atveju labai daug lemia vyro buvimas šalia. Tai reiškia, vyras gali jai suteikti saugumą ar nesaugumą, ne tik, kad jis yra ar nėra šalia, bet kaip jaučiasi pats vyras. Ne? Moteris, visi mes turime veidrodinius neuronus, kurie reaguoja. Ir gali vyras nieko nesakyti, bet jeigu bus įsitempęs, nerimastingas, moteris mato, kad kažkas negerai, jos veidrodiniai neuronai reaguoja ir be žodžių jinai jaus baimę ir įtampą. Kai moteris yra saugi, vyras šalia manęs sako, kad viskas gerai, mums pavyks, ne tau pavyks, mums pavyks, mes esam kartu, tu nesi viena. Nes netgi nuskausminimo poreikis, tyrimai rodo, kad dvigubai mažesnis, jeigu yra asmuo, kuris padeda gimdymo metu. Ir tikrai labai vyras daug padėjo, nes ir ant kamulio dirbau, ir į dušą, ir masažavai. Bet šiaip visam gimdymo procese vyras iš tikrųjų svarbus yra, Būtinas. nes tas visas procesas jisai pakankamai ilgai užtrunka ir iš tikrųjų moteriai reikia ne tik moralinio palaikymo, bet to pačiu ir fizinio. Nes nugarytį reikia paglostyti, pamasažuoti ir panašiai, tada jai daug lengviau. Labai svarbu, galvojant apie gimdymą, jam ruošiantis, neturėti labai kategoriškų nuostatų, kaip tas gimdymas būtinai turi vykti, arba kaip jisai vyks, nes tai kartais labai sukausto ir sukelia papildomą įtampą. Todėl šitoj vietoj labai rekomenduoju moterims tiesiog, jeigu turi galimybę, klausytis teigiamų gimdymo patirčių, kalbėti su tom draugiam ar savo artimai žmonėm aplinkoje, kurie daug gražiai gali pasidalinti ir kiek įmanoma atsiriboti nuo visos neigiamos informacijos, kurios šiai dienai yra labai daug žiniasklaidoje. Nes kuo moteris jausis labiau atsipalaidavusi, tuo tikėtina, kad gimdymas ir eisis sklandžiai. Žinoti, kad padarei 100%. Nebūtinai buvo tas, kaip tu norėjai, bet aš drąsinu moteris. Tikrai sakau, ar kuri nepadarėte 100%?
nu ne taip gal, bet tugi padarei 100%. Tu tuo metu padarei tiek, kiek tu galėjai, negi tu specialiai kažko nedarai. Stresas niekur nedingo, koks jis tai buvo pačioje pradžioje, toks jis tai liko ir šiai dienai. Tai yra daug iššūkių keliantis įvykis tiek moters gyvenime, tiek mūsų kasdienėme darbe, nes mes visi norime kuo palankesnės ir geresnės išeities tiek motinai, tiek jos vaikeliui ir visai šeimai. Ir labai išgyvenam, jeigu kažkas nesiseka arba einasi ne taip, kaip norėtume ir mes, ir šeima. Tai darbas, kuris turbūt bus su streso prieskoniu iki paskutinės dienos, kol aš būsiu šitam darbe. 4 kg ir 20 gramų. Lygiai taip pat kaip mūsų tėvai kažkada taip apsisprendė, mus pagimdė, užaugino, lygiai taip pat ir mes tą galim padaryti. thank you